Šeštadienį daugiau kaip 13 tūkstančių prie Meksiko miesto revoliucijos paminklo susirinkusių meksikiečių, pažymėdami 51-ąją Michaelo Jacksono gimtadienį, pakartojo įspūdingą jo Thriller šokio numerį ir sumušė pasaulio rekordą. Antradienį stropiai prižiūrimi Michaelo Jacksono antrininkų ir choreografų gerbėjai pradėjo ruoštis renginiui. Iš viso susirinko 13 107 gerbėjai ir sušoko šokį. Aš noriu pasakyti pasauliui, kad šiandien mes su 13 107 užsiregistravusiais žmonėmis, kurių dalis atvyko iš kitų šalies dalių, kad sumuštų Gineso rekordą, sumušėme rekordą. Mes esame labai laimingi, nes iniciatyvą parodė žmonės. Renginys įvyko kitą dieną po to, kai Los Andželo apygardos koroneris paskelbė, kad birželio 25 dieną įvykusi Michaelo Jacksono mirtis buvo žmogžudystė perdozavus vaistų. Tuo sukeldamas spėliones, kad greitai asmeniniam atlikėjo gydytojui gali būti pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės ar kito nusikaltimo įvykdymo. Los Andželo apygardos koroneris savo ataskaitoje teigia, kad stiprus nuskausminamieji vaistai Propofol, kurie naudojami darant operacijas, buvo pagrindinė netikėtos birželio 25 dieną įvykusios 50 metų atlikėjo mirties priežastis. Taip pat atlikėjo kūne buvo rasti ir kiti vaistai – midazolamas, diazepamas, lidokainas ir efedrinas. Los Andželo policijos pareigūnai teigia, kad baigę tirti Michaelo Jacksono mirtį, jie perduos medžiagą prokurorams dėl galimo baudžiamosios bylos iškėlimo. Anot policijos pareigūnų ankstesnėse teismo bylose gydytojas Murėjus, kuris buvo kartu su dainininku, kai jis mirė, buvo kaltinamas žmogžudyste. Michaelas Jacksonas, kurio kompaktinis diskas Thriller yra visų laikų geriausiai parduodamas albumas, netikėtai sustojus širdžiai mirė Los Andžele vos kelios savaitės prieš prasidedant jo sugrįžimo koncertams.